Juzefas Pilsudskis, žymus Lenkijos valstybininkas ir maršalas, yra kilęs iš pačių seniausių Lietuvos didikų giminės. Tolimiausia protėvių linija atsekama iš kunigaikščio Dausprungo šakos. Kronikose dar 1499 metais užfiksuota, kad vienas iš didikų Giniotų suteikė savo sūnui ne tik krikščionišką Stanislovo vardą, bet ir senovišką lietuvišką Pilsudo vardą. Ir taip davė pradžią Pilsudskių giminiai Žemaitijoje. Giniotai valdė Pilsudų dvarą, jiems priklausė Upynos žemės valdos. Tarp daugelio istorijoje minimų Pilsudskių buvo daug žymių istorinių asmenybių – Žemaitijos bažnyčių fundatorių. Šilalės dvaras – vienas iš seniausių ir ilgiausiai žemaičių Ginetavičių Pilsudskių giminiai priklausiusių dvarų. Šilalėje Pilsudskiai šeimininkavo net 177 metus. Tačiau šiandien apie Šilalės dvarą sužinome tik iš aprašymų. 20 amžiaus 6 dešimtmetyje prie likusių Šilalės dvaro centrinių rūmų fragmentų buvo prijungti mokyklos pastatai. Pilsudskių giminės vardą mena Šilalės bažnyčia. 17 amžiuje Šilalės bažnyčia buvo grąžinta katalikams ir 1769 metais vienas šios giminės atstovų, Pranas Pilsudskis, pastatė mūrinę bažnyčią. Kitas giminės narys, Jonas Pilsudskis, 1792 metais įsteigė prie bažnyčios altariją. Juzefo Pilsudskio tėvai prieš atsikraustant į Zalavo dvarą prie Pabradės ilgą laiką gyveno Žemaitijoje, Adomavo dvare. Nuo istorikų dar nenustatytų laikų iki 1850 metų Adomavą iš didelės Tenenių valdos susiformavusi dvarelį valdė Bilevičiai. Paskutiniajam iš jų mirus dvarą paveldėjo dukra Marija, kuri ištekėjo už Pilsudskio, senos Žemaitijos bajorų giminės atstovo. Pilsudskiai Adomavą valdė iki 1900 metų. Šiandien dvaro laikus mena tik išlikę seni medžiai. Išlikę ir bažnyčios dokumentai, kuriuose fiksuota, kad 1863 metais Tenenių parapijos bažnyčioje Juzefas Pilsudskis susituokė su Marija Bilevičiūtė iš Adomavo. Bilevičių giminė sena kaip ir Pilsudskių, jų genealogija siekia net 14 amžių. Motininis Bilevičių giminės dvaras, Biliūnų dvaras, Girkalnio apylinkėse netoli Raseinių. Senovėje Biliūnų kaimo žemės priklausė Pašaltonio dvarui. Kai jį perėmė Bilevičiai, vietovę pradėta vadinti Bilevičiais. Juozas Bilevičius 1850 metais dvarą paliko anūkiams Kalistai ir Julijai Pilsudskytėms. Pilsudskius už dalyvavimą 1863 metų sukilime caras ištrėmė į Sibirą ir dvaras atiteko Nikolajui Daškovskiui. Šių dienų Biliūnų dvaro teisėta paveldėtoja Bernadeta Kaminskaitė Žagarnauskienė paliudijo, kad Biliūnų dvaro rūmų laiptais lakstė ir Pilsudskytės, ir Juzefo Pilsudskio būsima žmona Marija Bilevičiūtė. Šios giminės artimai bendravo ir giminiavosi. Juzefas Pilsudskis – Lenkijos valstybininkas, kurio tėvai ir proseneliai buvo garbingi Žemaitijos bajorai. Pats Juzefas Pilsudskis taip pat neblogai mokėjo lietuvių kalbą ir bendravo su kitais iškiliais Žemaitijos bajorais. Jis nekartą lankėsi Brėvikių dvare bei bendravo su Gabrieliumi Narutavičiumi, kuris tapo Lenkijos pirmuoju prezidentu, bei su jo broliu Stanislovu Narutavičiumi vasario 16 akto signataru. Įdomu tai, kad Juzefo Pilsudskio ir Stanislovo Narutavičiaus žmonos buvo giminaitės.